Labą rytą. Nu, ką chebra. Einam, apžiūrim, pakabinom priekabą. Prisikabinę. Apžiūrim dabar. Aš taip apėjau staigiai, bet sakau, reikia su prožiku dar apeit pažiūrėti, kad nebūtų kokių nors netikėtumų. Nes dažniausiai paskui išlenda, pamatai kokį nors vinį lindusi. Tai va, priekabą apžiūrėjom. Lipam į vidų ir važiuosim. Jo, pusė 7 ir važiuosim, kaip išsakiau. Blemas, nesitikėjau, kad čia tas sunkus krovinys, palei dokumentų žiūriu, kad 10 tonų, nasibė. Tai tie 5 paletės 10 tonų, tai neblogai. Nu ką, prikabinom priekabą, pasitikrinam ar laiko. Ir čia netoli mums važiuoti. Gaunasi valandikė laiko, nu, biški daugiau nei valandą. Čia su lengvaja būtų valandikė laiko, bet mums, kaip sakant, biški ilgiau užtrunka nei su lengvaja. Dar velniai žino, kas ten per kelias bus toliau, nes tenais yra tas šaltesnė vieta, tenais yra, ten gaunas tarp kalnus Egedalis, Sigdalis. Tikiuosi, ten nebus surprizų. Šiaip čia visą savaitę, kaip sakant, lyjo, pliusas, nu, nelyjo, bet tenais vieną tą praeitą savaitę, jau praeitą savaitę, visą savaitgalį, ne savaitę, visą savaitgalį lyjo. Pirmadienį lyjo, tai pliusas gal biški bus, nuplovė ten tos ledus ant kelio. Be to, teis kalnuose, tai tos perivaluose yra keliai uždaryti. Kolono šioringai uždaryti keliai, bet čia tas perivalas dar, kaip sakant, net ne Hemsodalis, ne Haukelis Fėlis. Nu, tai manau, bus viskas ten gerai, viskas tvarkoja. Tai va, tai... Oi, namučiuose, blemas, išmiegojom. Tai... Kai taip vėliau pradėti dirbti, aš papratęs keltis 4:30, 4:00, 5:00 išvažiuoti, o dabar 6:30 išvažiuoti, kažkaip tais pabundo aš jau taip 4:30, blemas, sakau, jau išmiegojęs toksai. Sakau, ai, dar eisiu prigulti. Sakau, iki 5:30 pamiegosiu. Tai paskui pamiegi ir gaunas toksai biški, toksai, nu, jau trenktas, užšlapimo maišų jau gaunas toksai biški. Tas vėliau atsikelimas. Bet buvo prasivaikščiau, viskas tvarko, viskas gerai. Toks persimiegojimas irgi negerai. Tai va, tai dabar ką, lekiam į tą iškrovimą, bet čia mes pro tą Omoto važiuosiu, matysiu, jeigu ta kolonėlė ten kairiai pusė yra mažytė, jeigu bus vietos įlysti, tai įlysiu, pasimsiu kavos, bet jeigu nebus vietos, tai važiuosim tenais ir matysim, kur bus pakrovimas, kai įsikrausim. Nieko Brinkas nesakė vakarą. Tai aš ir važiuoju, panašiai, kad būčiau prieš 8 išsikrauti ir po 8, kokį 15 turėtume būti įsikrovę, jeigu bus gerai su keliais visko. Nes kai pradės, ten buvom, ten buvo nemažas ledo sluoksnis ant kelio. Ten pagrindinis kelias gal bus tvarkojus, bet ten į pačią firmą įvažiavimas. Tais laukais pavažiuoti toksai buvo. Jeigu ten jis nenutirpo, tai gali būti plikas ledas arba bus pabarsti. Matysim. Tai va. Tai gal dar kavos pasimsim. Jeigu jau nepasimsim kavos, tai ką, važiuosim toliau. Ką, važiuojam. Žiūrėsim, kaip viskas vyks toliau. Štai. Ir atvažiavo. Kolonėliai nebuvo vietos pasimt kavytei. O čia
Žiūriu, kelias visai labai geras. Netgi nustebęs aš temperatūros kaita, skaitykim, pas manęs namuose +3, pavažiavau, skaitykim, 10 km, čia tarp kalnų +9, jeigu savo galvoju. Tai va, čia +8. Jo. Šiltoka čia, bet sniego velniškai daug čia. Velniškai daug. Dar čia pavasaris nekvepia. Dar yra biški. Žiemos. Nu, čia biški ant posūkio ledukas. Neįsibėgėti. Jaučiu, iš karto stosimės ten, kur iškraudinėjo, atsidarysim šoną, jaučiu, nueisiu pieškom pasikviesti, kada jau atvažiavau. O gal, kad nevaikščioti iš karto, nuvažiuoti, čia ledas. Jaučiu, tenis firmui ir eit bus ledas. Jo, kai tokia temperatūra +8, ant ledo nekas. Gal tas ledas šlapias, tai čia gali labai lengvai nučiuožti. Čia yra paberta, bet tas paberimas čia labai per saulykę. Kai saulytė pašviečia, tie akmenukai visi sulenda į ledą ir nebėra to akmenukų. Tai svarbu. Nenučiuožk kur nors į šoną. Tikrai jau reikės šitą ekskavatoriaus, kad ištrauktų. Aha. Ten, kur reikia išsikrauti, ten jis irgi ledas. Bembas. Gal važiuojam tenais, pasikviesim juos. Nenoriu ledu vaikščioti, geriau važiuoju ledu aš. Tai jis nėtai blogai dar. Nėtai blogai. Kiek aš jau buvau paleidęs iki čia, prie rampų. Įėjimas yra, tai ir nueini, pasišneki, sakai, kad atvažiavau, labą dieną, dėdė, noriu išsikrauti pas jūsų, gal galite iškrauti, ką? Nu, einam, pakalbėjom su dėdė, ten sausinė vaikšto jie, tai nešūkavęs, jie net nemato, kad atvažiuoji, būtinai čia turi ateiti pas jų. Čia pas juos boilerius daro. Nu, čia va pilna tų spiralių, o viduj zagatovkas ten boileriams. Vandens šildytuvus. Vietomis ledas eini, kaip sakant, čiuoži. Vietomis toks kaip sniegutis, jau tas ledas yra, tipo. Tai vat. Nežinosi, kur tas ledas toksai yra slidus. Čia va, biški slidoka, vairas labai lengvai sukasi. Jo, sako, čia važiuok, sako. Sako, žinau, dėdė, žinau. Neįsibėgėti, kad vairą nepamesti. Opa, Amerika, Europa. O jau atvažiuosiu savo to Arctic traku visureigis. Lemas geras tas aparatas. Gerą autokrautuvą ten jie persidarė. Visi lūpė padangas Arctic trako. Stumėmės ir atsidarinėsim šoną. Lemas lauke kaip ir šilta, bet kaip ir nešilta, toksai drėgnas oras, nemalonus. Biški čia. O. Jo.
Reikia sutvarkyti bardaką priekaboj. Susisuksim diržus. Pasiruošim pakrovimui. Tik dar nežinau, kur krausimės. Dar nežinau. Štai koksai krakaboras važinėjęs. Neblogai. Biškai bardakas. Manitų senukas, bet perdarė į tokį. Jo. Reikia biškai sutvarkyti šiukšles čia. Šiaulietiškas bardakas. Šaip už greičiumo neiškraujo. Dėdas gerai varo. Nežinau, smaliukas, bet dirba su juo kaip nežinau. O, Ferdi! Fin här hotellet. Fin här hotellet. Plus 9 grader. Ja. Här? Ja. Datum? Fjärde. Fjärde. Alla eller bara en? Ja, bara en. Okej. Ja. Tack, tack. Tack, tack. Vill ni komma där? Här är det. Молодец, dėdukas. Ne dėdukas, vyras. Net man nereikėjo lipti iš priekabos. Atėjo, ras, pasirašė.
Nu. Ne, virst jo. Susirinkti šiukšles, susidėti į galą. Kažkur tai sustosim išmesim tas šiukšles. Jo. Kartais būna tokie kroviniai, kad vos šiukšlių turi apsivalinėti. Nu, šitą gumą aš iš karto paliksiu patiestą. Gal kokią krovinį krausimės. Ir iš karto ant gumos kraus. O. Bliambas. Jau gan labai ilga ta guma. Nu, lai būna, gal čia vyks pakrovimas. Ką priekabą tvarkėm. Galim užsidarinėti šoną. Užsidarinėjom šoną. Ir darbai baigti, skambinsim Bringui. Nu, parašė. Šnekėjom, sako, kažkur tai jis turi 11 palečių pakrovimą, bet sako, palauk, žiūrėsim, bet galų gale matyti nieko nėra. Kol kas šitą 11 palečių, sako, važiuok link Drameno. Tai vėl nežinau, kas čia dar bus. Nu, da, aš jiems sakau, nepamirškit, sakau, man sakau, šiandien sakau, biškį trumpesnį dieną turi būti. Man šiandien reikia pas daktarus, pas dantistės 5 vakare. Sako, gerai, sakau, žinokit, sakau, kad neįsiųstumėt manęs, kur mums, sakau, į Kirkines ar į Tromsą. Jo, sako, gerai viskas, sako, tvarkoj. Tai va, ką, važiuojam tada link Drameno, žiūrėsim, kas čia bus, kas toliau, kas čia gero, kas čia blogo. Hey, good luck. Nu, buvo vietos čia sustoti kišeniai. Nu, čia kišeniai, čia šalia kelio sustoja kolonėliai. Tai kavos pasiėmėm. Tai va tai. Sveikatą. Už kavytę. O mes važiuojam, atsiuntė, važiuojam į Fiskumą. Tai kaip sakėte, 11 palečių, tai atsirado 11 palečių į dviračius ten krautis, nes esam ten buvę porą sygių. Tai va, tai tenais pasikrauti 11 palečių į Šveicariją. Bet toliau vėl nežino kur. Tai va, tai varom pasikrauti. Ir kavytė, laikai, subscribai. Nu, prisistūbėm prie 7 rampos. Keista, nes Bringas parašė 7 rampą. O anksčiau kraudavomės ten anoj pusė 13 rampai. Tai dabar einam pažiūrėsim. Teisybė, neteisybė. Tuoj paskambinsim į duris ir žiūrėsim, kas bus. O dar jie nežino nieko. Dar nežino. Išėjus aiškinti. Ar čia, ar ne čia. Man atrodo, bus ne čia, sakys, varykit 13 rampų, kaip visą laiką. Nu, čia yra. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. A, ne, daugiau čia. Nu, bandau biškį sutalpinti. Čia vienas paletės yra siauresnės nei euro paletė. Kita yra platesnė.
Tai vat bandau čia biškį kombinuoti. Jo, gerai, kad aš leidžiu pačiam pasikrauti. Tai jau čia gali kažkas kombinuoti. Tai va, tai ką, šiandien toliau kraunamės. Nu ką, sutalpinam 11 palečių. Viskas. Tvarkoj. Ką. Varom į priekį toliau. Baigtas. Nu, šiandien mums trumpoka diena. Aišku, čia su tais sumetimais, kad man reikia biški pazantistės vakare. Bet tai vis tiek gavosi pilna darbo diena, viskas tvarkoja. Bet toksai lengvas darbelis. Čia tos dviračius pasikrovėm, palikom priekabą stokiai. Iš stokės pasinėm krautą priekabą, nuvilkom į Color Line ir grįžom į stokę Bringą pasimti šitą priekabą. Čia irgi pakrauta, jau rytoj. Čia jau rytoj reikės važiuoti su ją iš ryto anksti. Tai va, o šiandien jau kaip ir darbai baigti, viskas jau. Važiuoju aš į Drameną, pasiliksiu tą priekabą Dramen Bringė ir, sakant, vakarienė numus. Namie vakarienė. Tai, kaip sakant, tai už tą lengvą dieną. Bet čia buvau sustojęs kavos pasimti tuo pačiu. Tai laikas iš jūsų, jeigu čia dažiūrėjot, pakomentuokit, palaginkit ir dėkui, kad žiūrėjot ir susimatysim kitam video. Iki!